Sveiki, tęsiant gan patikusią žiūrovam rubriką, parodysiu dar senesnį savo projektą. Sakyčiau, čia gal net vienintelis jau ankstesnių jau nebūtų ką rodyti, ten būtų kokios mirksinčios nesąmonės, ten visa kita, o kažkas, kas buvo kaip ir pabaigta ir veikiančių, čia vos ne pirmas daiktas. Kaip žinom, dabar 2026 metai, o čia šneka apie kokius 2010, gal jau pabaigą. Tai čia kaip akivaizdu, čia nešiojama kolonėlė. Iškart pasakysiu, kad čia buvo rankena, bet prireikė kitur. Tokia balta lenkta rankena buvo. Tai galėjai neštis, o taip tai, aišku, nelabai nešiojama atrodo. Laikai buvo visai kitokie tada, kaip sakyt, ne 50-ieji, kaip sakant, ar ką, bet tikrai kitokie. Aš neturėjau prieimo prie kažkokių dalių parduotuvių, tą lemoną ir panašiai, buvo ten sunkiai pasiekiama, vos ne vos, tai dažnas dalykas buvo perkamas vietoj, mažam miestelį. Tai žodžiu prasidėjo nuo to, kad nusipirkau porą garsiakalbių, vienas buvo brokuotas. Čia automobilinis 6,5 colių, 17 cm koaksalas buvęs, bet vidury kolonėlės gyvenimo aš čia šiek tiek atnaujinau, nes čia buvo potenciometras, kuris traškėt pradėjo jungti, keičiau jungtuką, tą ekraniuką įdadėjau. Taip viskas, ką matom, viskas čia yra praktiškai iš kokių 10 metų, apart šitų kelių pakeitimų. Kažkur ankstyvam gyvenime grotelės uždėtos, čia ne tos, kur būna duotos prie to garsiakalbio. Kažkur vidury gyvenimo šitos kolonėlės gal prieš 8 metus atsirado aukštadažnis. Tangband firmos, čia už tų laikų, kai galėjau kažką užsakyti ant prikolo, tokį buvau paėmęs, vėl prisiminiau tą kolonėlę, tai prilipdžiau. O šitas garsiakalbis turi panaikintą savo kokselinę funkciją, aukštadažnis išimtas. Iš to gavosi, kad magnete atsirado ventiliacija, kur buvo varžtas, ir taip pat dingo tokiam garsiakalbiui būdingas paperdimas, nes, kaip žinom, to dangtelio dustkepo nebūna. Tai tas kotas, kur montuojasi aukštadažnis, būna šitaip ir pro jį gali būti rūkšmai, o šiaip garsiakalbis skirtas naudoti automobilio palangiai, tai nebūtų aktualu, o uždaroj dėžėje ką slėgis ir tokios problemos. Tai ir aišku, nežinau, reiktų turbūt tai padaryti. Tai apie ką tik šnekėjau, tiesiog priklijavau kažkokiais snargliais, nežinau, čia gal tais klijais, kur ten džiūdavo 28 metus, būdavo madoj, visi kažką bandydavo įsklijuoti. Ir tas apvadukas atskirai pirktų grotelių originalus tvirtinosi prie jo pačio, ten ir barškėjo, ar kažkokia panaši problema buvo, tai teko keisti. Šiaip iš vis norėjau kitokį video kelti paįvairinimui, bet tokių nesąmonių iškilo, kad, nespėjau, o atsarginių video, nespėjau irgi turėti, tai dėl to antrą kartą iš eilės senų projektų apžvalga, bet trečią kartą tikrai nedarysim, tai galit nepergyvent, kas nenori tokio pobūdžio dalykų. Tai pasižiūrim iš šono, turim plieninę sieną, plieninę sieną, žodžiu, galim atidaryt, pažiūrėt. Viską realiu laiku. O, čia tai technologija. Ką turi, tą naudoji. Ir kaip matom, yra spirokliavimo ir gan stipraus. Tai išmatuosim spirokliavimo jėgą. Oho. Sakyčiau, kokie 550 gramų spirokliavimo jėgos. Atsimenu, dar didžiavausi savim, kad sugalvojau, kad reikia paimti savo kelį ir per kelį šitą plokštę šiek tiek sulenkti. Nes ką daro tokia plokštė? Spirokliuoja ir tvirtai, kai tiesi plokštė gali turėti tarpačią, gali rezonuoti, barškėti, o kai išlenkta šitaip, suprantate, apie ką aš barškėsiu, nebus žodžių. Oho, 205 gramų gal metalo. Kita pusė, aišku. Ir aš čia pasigendu, man atrodo, pačioj pradžioj, pirmoji versijoje buvo laidas į šitą daiktą, kad jis dar ekranavimą duotų. Reikia pažiūrėti, kaip plokštė atrodo.
Tiesą sakant, aš jau net neatsimenu pats, tik žinau, kad turėtų būti piešta dar ranka su to specialiu markeriu, kur būdavo pirkt ir aišku, ėsdinta namų sąlygom. Kaip patogiai kontaktinę kaladėlę įdėjau, lik nebuvo vietos. Nu va, išnėriau plokštę, visai nesunkiai. Gerai, kad čia šitie jau biški patobulint buvo pridėti sujungimai, kaip sakant. Pažiūrėkim labiau į plokštę. Nu, kai čia kažką prieš kokius 8 metus dariau, tai ir dariau šitos laidelius, dar kažką, turbūt nebuvo paranka su konfliusą nuvalyti. Tai ir liko fliusas, aišku, jis kaip ir nekenkia ir manau ir vėl liks, nes nenoriu čia visko aptaškyti. O šiaip, ne taip ir blogai atrodo. Pažiūrėkit, kaip žemė eina, koks žemės, kas čia, laivas, žiūrėkit, visas laivas žemės plaukia. Kaip gerai, inicialai, aišku. Ir va čia toks bairis būdavo klasika, nes visada nors vienas takelis nesigauna. Gaila, neatsimenu, kuri čia plokštė mano karjeroje tų plokščių, bet blemba, ne pirma, žinau, kad ne pirma, bet gal tik kokia 3 plokštė čia gali būti. Aš atsimenu, didžiavausi atradęs triuką dėl pačių skilučių, ne iš lempos kur kas, nes mato dalis gan normaliai stovi, mikroschemos kaip ir vienoje linijoje visa kita, nes aš atsispausdindavau tiesiog popierinį takelių vaizdą ir padarydavau, kiek pamenu, mažyčius įdubimus į patį varį. Ir tada žinodavau, kur visi kontaktai bus, visos skylutės. Ir pagal tai aš tiesiog piešdavau, tai būdavo žymiai paprasčiau nei bandyti iš lempos išmatuoti, kur kas stovi. O kodėl nedariau to viso švitinimo arba lygintuvo metodo? Tuo metu, man atrodo, iš vis neturėjau spausdintuvo, o gal turėjau rašalinį, bet gal ir to neturėjau, neatsimenu. O su rašaliniu nebent šitas švitinimo metodas, žodžiu, atrodė sudėtinga, nusprendžiau pradėti nuo paprasto, nes čia te būdavo, sakau, etapas nusipieši takelius, kur kokia skylutė subadai šiek tiek į varį, padedi paveiksliuką šone ir, perpieši iš rankytės viską. O skylutės atsiranda labai tiksliai to vietoj, nes po visko įdubimai lieka. Net man atrodo, aš gal gręždavau. Gali būti, kad net gręždavau gal prieš ėsdinimą iš tikro. Iš tikro, man atrodo, yra video, turbūt. Tai jeigu rasiu ir jis, yra YouTube'ai, nes nežinau, gal tik video gagui buvo, tai žodžiu, įmesiu aprašymą ir paaiškės, galbūt paaiškės, ar aš gręžiodavau prieš ar po procesą. Aišku, apie sprendimus čia nešnekėsim, nes net vaizdas nemano iš interneto. Ir pavyzdžiui, aš nežinau, kodėl žemė eina į vienos mikroschemos minusinį polių, tada eina per šitą laivą į kitos, ne kažkaip kitaip. Čia kažkokia buvo paplitusi plokštė internete, kiek atsimenu, tai aš tokį ir paėmiau. Tai gal čia per daug išsiplėčiau, bet tiesiog įdomu prisiminti, kaip ir man sakė jau žmonės. Kai ir stiprintuvą savo seną įkėliau irgi biškai ten pritryniau, iš vis dabar iš tikrųjų nuo to video jis ir groja dabar satelitus, pas mane 2 subai 2 satelitai, tai jis ir groja. Smagu buvo atnaujinti, man patinka iš vis kaip ta mikroschema groja, savotiškai įdomius ir šitos čia irgi tada 2003, iš vis nežinau, gal 79 ar kada, kur ta mikroschema buvo netgi rusiška kopija, kur žmonės rasdavo ir imdavo iš televizorių ir, kaip suprantu, schema ta pati tiko. Radiatorius pats per save gan istorija, nes čia iš kažkokio išardyto galbūt radiotechnikos, galbūt kito tų laikų aparato. Bet kame istorija, sakau, jisai visiškai žiauriai seno prietaiso irgi. Ir ten vienas kampas, matot, nupjautas, todėl, kad jis buvo sulenktas. Ir aš atsimenu, kad tokį patį radiatorių, po šiai dienai naudoju reguliuojamą maitblokį irgi su tokiu pačiu radiatorium, su biški sveikesniu. Tai šitas jau buvo biškai aplankstytas, bet čia nusprendžiau, kad čia nesimato to kampo, tai tą kampą, kuris buvo tiesiog sutrenktas visiškai sumaltas, nupjoviau paprasčiausiai. Šitas kondensatorius vėliau dasidėjo, o taip, tai čia viskas originalu, kaip pavyzdžiui varžos, kurių nėjo gauti, iš vis man buvo labai sunku prieiti prie detalių, nes aš ne Vilniuje gyvenau, Lemonos kažko nebuvo, tai tekdavo prisikabinėti prie vietinės parduotuvės, kad
atvežtų man pagal sąrašiuką dalių, nes jie partneriavo su Lemona. O čia gali būti net prieš tai buvo iš vis sunku, tai turėdavai maldaut ko nors, kad užsuktų į Lemoną. Jo, pasistengsiu nesiplės, bet kaip žmonės sakė, kad visai įdomu išgirsta perspektyvą, tai bandau ir papasakoti ir neišsiplės per plačiai. Čia matom, kad irgi viskas keitėsi, čia kažkada buvo indikacija, kur geltona, raudona turi užsidegti ar kažkas tokio, kai nedaug akumuliatorius lieka. Ten buvo problemų su tam schemom viskom, tai sakau, kai aš čia bandžiau biškai renovuoti šitą kolonėlę, tai daug kas supaprastinau. Galiniai pusėje nieko čia nėra, iš esmės, bet matosi va, kur dajungta. Čia kampo čia ėjo, čia jau nebėjo, atsiai čia nereikia, arba galbūt tiek nusipirkau ir tiek užteko, kad čia iš vis išsipjojau rankinių metalo pjūkliuku dėl smulkių dantukų, aš čia viską pjojau, čia nebuvo jokio realiai elektrinio įrankio panaudota. Skylėm gręžt tom keliom, tai jau turėjau truputėlį kinišką laidinę. Taip pat buvo stiprokai kitokie laikai ir dėl akumuliacijos. Ir kodėl gabalas plieno nieko nereiškia šonui tada. Nes buvo akumai tokie va. Kai tavo akumuliatorius sveria kaip traktoriaus variklis, tu vargiai pergyveni dėl 200 gramų šoninės plokštės. Jei gerai atsimenu, čia yra 2,2 kg plyta. Kodėl ne lytis, ne kažkas? Ličiui reikia šito, BMS, kaip sakant, priežiūros plokštės, kaip čia išvers, visų kitų dalykų. Ir aš net prie Lemonos turėjau ribotą prieėjimą, nekalbant apie kitus kažkokius šaltinius. Tai švinas buvo man ir daugam kitų, daug kas šviną tuo metu statė nešiojamas. Žodžiu, švinas buvo kelias, kurio buvo einama. Kai kas jau net nežinos, ko čia iš tokio švino tikėtis, turbūt tai čia 7 ampervalandės, bet smagu, kad jis iš vis po ranka yra, kad ir pridvisęs, nes galim įdėti ir išbandyti autentiškai, kaip buvo tada. Pati montavimo sistema prikolas. Atrodo, čia nieko nevyksta, bet iš tikrųjų varžtai yra su kūgiais, paprasti čia tie gipsiniai ir kokie varžai, savo nenulaikau aš ištestą ranką, sakau, tas akumas. Bet esmė tie varžtai ne visai centre skilučių, tai kai paimi veržį juos, jie įsirežia į apačią skylės, suprantat, ir tada čia dar vienas viršui yra, tai prisuki tą viršui ir tuos 3 beveržį, žodžiu, verži ir žiūri, kad to akumo neįmanoma iš ten išplėšti, tai sakau, visai fainai gausi. Ką lieka pajungti šitas nesąmonės ir bandyti pragroti. Tikrai daug apsaugo 40 amperų saugiklis, bet su inžinierium nesiginčykit. Šono galima nedėti iš vis, gal čia iškart sprogs. O, super. Žodžiu, pabandžiau pagroti, galvoju, negi mano tokie, aišku, standartai buvo žymiai žemesni, bet galvoju, ant tiek žemi standartai. Tada įsiklausau, kad aukštadažnis negroja. Tai prieš tai reiktų išsiaiškinti, kame reikalas. Manau, reikia ištraukti garsiakalbį, pažiūrėti. Ką paimsim? Atsuktuvą. Oho, galvojau, niekada nesibaigs. Vėlgi, tas, ką turėjau tą metą. Kaip tiesiai. Ajo, kaip tau gros, jeigu laidas atgriuvęs. Ir čia aišku, viskas, kas yra iš filtro. Iš tikro šitas groja visą dažnių juostą, o turim kondensatorių, kaip ir būna mašinai dažnu atveju. Jeigu paprasčiausias variantas, tai kondensatorius aukšta dažnį, kad jo nesuplėšyt. Čia 3,3 mikrofarado, tai gaunasi koks čia filtras. Čia nėra kažkoks įspūdingas sprendimas, visat galima geriau, bet tuo metu buvo pakankamai, tai tiesiog priklijuosim atgal. Ir
Bus gerai kol kas, nes norisi išgirsti, kaip tada grojo. Nes aš tiesą sakant neatsimenu visiškai. 3 kilometrų varžtai eina atgal. Ką pažiūrim, kas čia gaunasi. Vat koks audiofilinis laidas, visa kita. Paklausom. Nu ką žinau, aš kažkaip dar kažką pabandysiu. Šiaip aš galvoju, kad blogiau bus. Sakyčiau, groja geriau už daug kuri visiškai pigų bairį, kur žmonės dažnu atveju naudoja ir sueina kokiam garaže. Čia kažkas panašaus į pigaus kokio centriuko kolonėlę, tik kad sakyčiau aukštesni, gražesni, nes aukštadažnis čia bent jau, panašus į aukštadažnį jau dėtas. Kažkokio gilaus žemo nėra, bet ir nereikia tikėtis iš automobilinio garsiakalbių uždaroj dėžėj. Nesistebiu, kad visai sueidavo tais laikais. Taip fone, kur garaže klausytum ir net neatkreiptum dėmesio, kad kažkas labai ten blogai. Davai dažnai nepamatuosim. Va, toks rezultatas. Atlikau keletą matavimų, bet pasilikau aptarimui tik porą, kurie aktualiausi. Čia yra kaip ir tiesus matavimas, kaip groja tiesiai priešai save. Su pirma pradėkim nuo žemų. Juntami žemi, minus 10 decibelų zona kažkur tarp 7-8 Hz. Čia aišku priklausys prie aplinkos, ar pastatysim prie sienos ar ne. Čia aš matau vos ne blogiausią variantą, dažnu atveju bus šiek tiek laimėjimo, bet jo, to tikro gilaus žemo kaip ir nėra, grinai taip paėmus. Stebinantis dalykas yra, kad, kreipkim dėmesį, kad skalė pas mane 5 decibelų, čia yra 95, o čia yra 90, ne kokia ten arklinė, o normali skalė. Tai iš tikrųjų šita vazona, nežinau kaip jis sugeba tokia gera lygi būt, bet kažkaip. Tada turim tokią nelabai baisią problemą čia, įdubą. Ir galima matyti, kad bendrai paėmus tiesiog aukštadažnis per garsiai groja, dėl to jis taip ir ryškus toks atrodo, bet savotiškai beveik norėtųsi pasilikti tokį ryškų. Tai gal čia biški per agresyvų jau 10 decibelų pliuso, bet čia tie aukšti atrodo, kaip dažnu atveju atrodo pa žmonės, kurie tonų kontrolę mėgsta naudoti, tik tai dar reiktų ir žemus užkelt, tai būtų vadinama šypsenėlė. Ir tas iškeltas aukštas tokiam daiktui, kuris stovi bet kokiu kampu, ką neretai padeda prasimušti pačiam grojimui, kai tu ten vaikštai už daiktų, nėra tiesioginio kontakto iki kolonkės, ką savo dabartiniai nešiojama irgi būna pasuku tos aukštus. Taip, tai tu sėdėtum kur prie kompo, nearfilde vadinamam, artimam lauke ar ten fotelį, tai tu kaip tik norėtum visai kitokios kreivės. Tos kambario kreivės norėtum viso kito, bet kai toks vadaikčiukas, tai tie aukšti net duoda savotiškos gyvybės, kai tu klausai labai prastais kampais. Tai aš dėl to labai nesakyčiau, kad čia didelė tragedija, čia dar labiau aišku auga, bet matom, kad čia jau taip arti 20 kHz, kad ausies jautrumas labai mažas tam paskutiniam kalnui. Ir dažnu atveju jisai ištirps vėlgi dėl kokių nors aplinkinių objektų. Tai aš, gan pasitvirtina, ką ir girdėjau iš ausies, kad aukšti įdomus. Tik man gal labiau pasirodė, kad jie tikslus, bet kartais būna, kai kažką labai mažai testuoja ir tiesiog pakelti aukšti skamba kaip geresni aukšti, taip
nesunku prisigauti. O šiaip, ką žinau, aš tikėjausi, kad čia bus kokių nesąmonės, nes matom nuo pat apačios iki kažkur beveik 3 kHz turim tokią, labai jau gerą dažninę iš tikrųjų. Aišku, jo, galėtum pakelti žemus keliais decibelais, ten 4-5 ir tada, dar būtų to, kaip sakant, labiau bum. Bet visą laiką geriau pradėti nuo lygios dažninės, nes jeigu viskas būtų duobėta išarta, tai ką tu su tom paskui veiksi, o nuo lygios gali ir pasidaryti. Tai netgi būtų geriau čia būtų lygų, bet kadangi nėra jokių tono kontrolių ant šito aparačiuko nieko, tai čia reiškia man tais laikais netyčia gavosi natūraliai tai padaryti, kad sukelti aukšti būtų. Ne visai tiesiai, bet tu vis tiek girdi, ne šitaip girdi labiau per šitą, o šitą bairį, šitas aišku nelabai gerai ant tiesiai 3 kHz, bet kai pažiūri decibelais, tai nėra labai daug, nėra didelė duobė. Teko matyti labai brangių dalykų, kurie turi panašiai zonai, kad ir 10 decibelų skylę ir 15. Sakau, čia ne tai, kad čia kažkokia stebuklinga kolonkė ar ką, bet aš aptariu, nes visą laiką yra prašymai aptart dalykus, o čia nesvarbu, ką mes aptarinėjom, nes informacija tai bendra, čia kalbam apie dažninės matavimą ir ką joje galima pamatyti. Čia matavimas gal iš kem 5 ar kiek laipsnių, stovint įstrižai kolonėlės, ar kai jį žemiau, aukščiau tavęs, tai tada susidaro kampas ir, nereikėjo uždengti. Ir matom, vietoj šito dalyko pasidaro labiau nuolydis, pasidaro labiau įstriža. Ta problema yra čia jaučiu kažkokia fazės problema, arba netgi gal labiau, kad nieks neįleista į kolonėlę greičiausiai. Visi kampai aukštadažnio, viskas, tai beveik garantuotai pasigauna šitą skylę. Dar aplipdytum kokiu porolonu priekį, žiūrėk, pusę skylės nuimtum. Bet kas įdomu pasidaro, tada ant kiek išsilygina, o dažniau tu būsi kreivų kampų negu tiesių kampų. Tik įdomu, čia pasidaro aštresnis tas bais, bet jis vėlgi jis jau beveik negirdimumo zonoje ir šiaip muzikoje nėra, ypač kai klausai kokį interneto radiją tiesiog ten su žiauria kokybė dėl fono, tai tu niekada net nepergyveni virš 17 kHz. Tai žodžiu, kitą kartą kažką aišku naujo rimtesnio jau turėčiau gal spėt parodyti, nes daug ko iš tikro vyksta. O dabar, kad nenumirčiau čia algoritme ir nedingčiau, tai toks video išėjo. Tiek šiam kartui, dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki. Kai turi klijų, tai viskas tinka visur.